Lietuvos kinematografininkų sąjungos apdovanojimų Lukas iškilmingą ceremoniją. Šiandieną bus apdovanoti, vienu apdovanojimu pagrindiniu bus apdovanotas ir diplomais apdovanoti kinematografininkų sąjungos nariai už reikšmingiausią kūrinį, aišku, kinematografijos kūrinį. Ir apdovanojimai įteikiami šiemet 25-ąjį jubiliejinį kartą. Dabar pasižiūrėkime 14 konkursui pateiktų filmų anonsus. Dėmesio į ekraną. Tai buvo didelis vaikas. Jis nori ir darau, bet pasaulyje kartais nubaudžia tuos vaikus. Visi spektakliai buvo anšlagai. Visaip grasino, kad plyta nukris man ant galvos, į beprotnamį uždarys. Skandalingas spektaklis. Kaip ten byloj parašyta, visiems laikams. Bet aš žinau faktą, kad jis buvo įrašytas. Čia buvo akiplėšiška data. Mes dirbom 3 naktis. Filmuota ant 16 mm juostos. Juosta susukta į ritiniukus ir sudėta į šampano butelius. Jeigu jie užkasti, tai jie iki šios dienos yra kažkur tai po žemė. Nu, jeigu čia yra kur nors palikę, tai vis tiek atsiras. Garantuotai kur nors yra. Kažkas slepia iki šiol. Kalbant apie tai, kodėl Lietuvos stojimas į Europos Sąjungą naudingas Lietuvos jaunimui, išsakoma visokiausių argumentų. Jau turi broliuką. Jo, pagimdė mamytė broliuką tau. Minam. Kas čia darosi? Lietuvai ir Europai iš tikrųjų reikės jaunų energingų žmonių. Aš tikrai labai didžiuojuosi, kad gimiau būtent per tokią datą. Kodėl aš neinu į mokyklą per savo gimtadienį? Būdavo tas toksai kildavo klausimas dažnai. Pirmą pasibaigsiu mokslus. Gerą darbą, jeigu rasiu, nevažiuosiu į užsienį. Nei geriau, nei blogiau mes čia gyvenam. Tikėtis bent jau reikia, kad bus geriau. Nuo savęs tinkat ir žiūrėk į priekį. Norėčiau gyventi kitoje šalyje. Lietuvoje taisyklių labai daug. Paldies! Tā kā tik jauki, varbūt nedaudz atbūtīsimies un mazliet lirisku mūziku. Juris Kuvatov. Pirmą kartą, kai buvom sodyboje ir aš ryte gėriau kavą ir pamačiau tokią viziją. Prabėgo mažas šviesiaplaukis berniukas su vėliavėle. O mano vyras tada gulėjo pievoje, pasirėmęs ranką ir žvelgė į mane, o aš tada pažvelgiau ir jį ir galvojau, kaip būtų nuostabu nuo šito vyro susilaukti sūnaus. Kur parodyti apliškį? Bet kada jau uždėjo tą štampą, pasimatė tikras veidas.
Ir kai tu staiga po santuokos suvoki, kad tu, apsigavai, susimovė juodai. Kur jos ta meilė? O čia meilė yra. Ir gal pasakys, kad jinai kažko dabar jau myli, kad taip kaip meilė sugrįžta. Kokia tavo meilė? Kūniška, seksas, aistra ir aš tokia esu ypatinga. Tu taip supranti meilę? Tai buvo aišku nuo pirmos dienos, kad jinai labai rimtai nusiteikusi pasiekti viršūnės. Kai jinai ateidavo, jinai kaip kareivis, praeidavo pro visus, nusimdavo pirštinės, numesdavo ir įeidavo į salę. Įsivaizduokit, baigė mokyklą su Rachmaninovo 3 koncertu. She played the concerto like a very strong man, very strong, beautiful sound, so everybody was listening and this is really fantastic. Encore une pianiste qui nous vient de l'Union soviétique. Elle s'est mise comme ça à droite, non, de Lituanie. I was informed that the Soviets would not give her a visa to go into the West and perform. Jinai išskirtinai tobulai groja visą laiką. Ir jinai pagrojo tai, kas Emanueliui Makronui labiausiai patinka. Here in Denmark we have too many animals, deer, and they like to eat these trees in the winter time. So it's important to have a fence. The deers like to eat the trees, we like to eat the deers. Yeah. Garjotas olida. Sandavian. Tagad Jimmy, look. Labai noriu būti veterinaru. I never play lotto. იქიდან იქ გადადიოდა. მაინსტიტუტები ამია თავიდან ესეთია. ამოდენიმე წელზე დეიცემი შეგინდა. გადარჩენის პროცენტი უფრო მეტია. აღარ შეიძლება. Бахмут, місто Донбасу, яке красиве було свого часу, квітами бояло предмістя твоє, тепер зруйноване, серце стискається моє. Безжально рашист розстрілює міста і села, людей на холод повикидав, без води і їжі залишав, жорстокість ганебну свою показав. Вивозять хлопці-волонтери стареньких, немічних людей, а ворог прицільно стріляє, та в хлопців серця страху немає. Щодня покидають люди оселі в різних містах і селах, хто добровільно, кого обговоряють, в біді людей не полишають. Та не тільки людей вивозять музейні речі, увесь цей тягар лягає їм на плечі. Волонтери, рідні синочки, за це вам вдячні і сини, і дочки, що ви не байдужі до горя людського, бо ніхто не чекав страхіття такого. Дякую вам, любі мої, хай Бог вас не полишає, тоді Україна буде завжди, і героїв своїх вона пам'ятає. Klausyti, ką jis sako. Tikras humanitaras ir toks filosofiškas pagrindinėm vertybėm. Ir todėl jis buvo, kaip mes sakom, enlightened leader, kurių retai matosi. Kur net paprastas žmogus
gali suprasti tas aukščiausias vertybės - žmogaus laisvė, žmogaus lygumas. Jis buvo integruotai viskas, nuo idėjos iki veikimo. Ir aišku, mums vaikams tuo metu tai buvo kaip kažkoks sapnas, kai išlipome iš traukinio vagonų ir pamatėme reiškia, pirmą kartą pamatėme Romą, tėvą pasitiko Italijos užsienio reikalų ministerijos protokolo pareigūnas su fašistinė balta uniforma, tai mums viskas tai buvo labai tokia naujiena ir mus labai... Na ir nuvažiavom, jau tai buvo vėlyvas vakaras, nuvažiavom mašina, Lietuvos atstovybė tada turėjo tokį Buicką, reiškia amerikiečių gamybos automobilį, mus nuvežė mašina į tą labai gražų namą Vieno Mentana 116. Tai buvo tikrai nepaprastai gražus namas ne tik su sodu aplinkui, tai buvo parkas su sodu. Na ir aišku, mes pirmą kartą pamatėm tokį grožį, taip pat tokį namą su tokiu sodu ir toliau. Na ir tame name mes gyvenome 1 metus ir 2 mėnesius, reiškia, nuo 39 metų birželio pabaigos iki 40 metų rugpjūčio pabaigos, berods rugpjūčio 26 dieną buvome priversti labai liūdnomis aplinkybėmis, buvome priversti apleisti tą namą. Cilvēkā ir kaut kas skaists. Kas ir manī? Каждая группа народова ma święte prawo utrzymywać swoją kulturę i język. Na Polskę! Chcemy podległych! Gatavie? Gatavie? Kāpēc tev to vajag? Ilgāk, tāpēc, ka tev vajag. Tāpēc, ka tā ir pareizi. Neko par viņu nezinu. Tu nezini, kur viņš ir bijis kādai armijas laikā. Jums ir ļoti interesanta sieva, profesori. Tev nav ne jausmu, cik tā ņemšanās ar jaunām partijām var būt bīstama. Mūsu fórumu tagad organizēs centrālā komiteja. Nu tad īsi, par ko tad cīnās Tautas fronte? Войну начинается. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Алисия Ержиновская. Я кандидат в депутаты Верховного Совета СССР. А вы знаете, а мы не допустим вот этих вот деятелей в Верховный Совет. Не допустим. Bet tu supranti, aš niekaip negaliu. Nu, ta prasme yra neįmanoma. Man iš būtų dabar problemas. Antstoliai mes turim. Kodėl ant tave pasirinko ne mama? Mes gerai sutarėm nuo vaikystės, jisai manim gerai pasirūpins. Bet jeigu turi nepilnamečių, tai čia lengvinančioji aplinkybė. Nu, skolas mažesnis ir iš būtų išvaryti negali. Nupirksim tavo stalą, jeigu tas pamokas galėtum ruošti. Kur meko varys? Čia. Ok, ačiū. Jeigu kažko reikės, tai tu sakyk. Ar nekalta būt visą gyvenimą, ar su tėvu gyventi visą gyvenimą? Legendinė Maja, mamas Aršlinas, Ievos tėtis. 2 metus pochui buvo, dabar tėvą vaidina. Jisai tau gero nori. Būtų mačiusi meilę anksčiau. Pavojingas alkoholiu. Metai nulašo. Albaną jisai turi? Nežinau, koks skirtumas iš jūsų? Tavo tėvas yra šūdžius ir psichinis ligonis, jeigu ką. Ašgi žinau, kad jis tau patiko. Aš turiu tavęs atsiprašyti, Ieva.
galėsi padėti su šiukšlėmis? You shouldn't be with someone who mistreats you. The whole world mistreats me. Eik pas mamą miegoti! Just cross this square and follow that little street. Up until you see a bunch of drunk Italians drilling at you. Okay, you have better ideas? Niekas man nebuvo atnešęs pusryčių į lovą. Labas. Dovydas. Elena? Malonu. Žinai, kas keista? Man nieko neprimeni. Aš tavęs noriu. Aš aseksualus. Nu, jis 1 valandą nakties rašo, ką tu spėk, ko jis nori. Palauk, jeigu tu rašai, kad tu, tai vadinasi, tu nori sekso? Viskas gerai. Kas yra tas vyras? Aš nepasikeisiu. Man niekada nebus nesvarbu. Tikrai.